Draugai mano, atėjo laikas gauti kasdienę pozityvo ir geros nuotaikos, smagios informacijos dozę. Ir šiandien aš pasinaudosiu, kaip sakiau, aš nuo šiol naudosiuos tik tai košeriniais, tik tai patvirtintais, tik tai palaimintais iš aukščiau šaltiniais, tam, kad neblokuotų mano YouTube kanalo, kadangi šitas video į YouTube, uždraustas Ragelskis pavadinimu kanalas. Ir šį kartą košerinis šaltinis tai bus portalas www.lrt.lt. Tai yra nacionalinio Lietuvos radijo ir televizijos portalas naujienų, kuriame skelbiamos naujienos. Ir pradėsime mes nuo tos naujienos, kuri buvo paskelbta gegužės 13 dieną, reaguojant į Baltarusijos valstybinio televizijos kanalo ONT reportažą, dokumentinį filmuką pusvalandžio trukmės apie lietuvį agentą Ringo. Kaip tą agentą paruoštą Lietuvoje, apmokytą Lietuvoje, Baltarusijos KGB sulaiko vykdant užduotį ir jo prisipažinimai, ką jisai darė, kaip jį verbavo, kuo jisai užsiminėjo, na ir visas tas pateikta viešai. Tai štai, į Baltarusijos KGB ir valstybinės televizijos, vienos iš valstybinių televizijų paruoštą šitą filmą, kuris aišku turi tikslą preventyvų, perspėti žmonės, kad jūs neužsiminėkite tokiom chuiniom, nes jeigu jūs tokiom chuiniom užsiminėsite, jūs būsite pričiupti už uodegos ir sėsite į kalėjimą. Vat, Lietuvos pilietis Miroslavas Trockis gavo 15 metų kalėjimo. Jį suėmė 24 metais, nuteisė dabar 26 metų, balandžio mėnesį, nuteisė ir per pusantro mėnesio pagamino filmuką ir išleido į eterį. Ką daro Lietuvos pusė? Kaip jie reaguoja į šitą filmą, kurį jūs galite pasižiūrėti, kadangi ONT Lietuvoje yra užblokuotas, kabelinėje televizijoje jo nepamatysite, kadangi yra neužblokuotas, jisai turi kanalą Rutubėje deda savo video, tai Rutubėje galite pasižiūrėti, o YouTubėje irgi yra užblokuotas ir YouTubėje jūs galite pasižiūrėti tik tai pas tuos, kas perpublikuoja iš Rutubo. Beje, galite mano rusiškame TikToko kanale Lietovės Rubit Pravdų pasižiūrėti, aš jį tenai visą įkėliau, toks koks yra. Ir YouTubėje irgi kanalas Lietovės Rubit Pravdų, ten irgi galite pasižiūrėti šitą būtent baltarusišką filmą. Bet vienintelis aspektas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, tai kaip meluoja atvirai Lietuvos durnasklaida ir dar baisiau, Lietuvos valdžios institucijos. Ir patys save priduoda. Kadangi po šito filmo bando nutilėti ir bando pateikti, neva tai viskas išsigalvojimas, viskas tai yra kliedesiai, melas ir Baltarusijos propaganda. Net antraštė tokia, LRT straipsnė 13 gegužės, Baltarusijos propagandoje 15 metų nuteisto lietuvio prisipažinimai. 15 metų nuteisto lietuvio prisipažinimai. Dvitaškis. Kūryba kabutėse tarsi filme. Ir aiškina, kad čia nieko, suprask, nieko čia tokio nebuvo, viskas tai yra Baltarusijos išsigalvojimas. Iš Lietuvos atstovų jokios rimtos analizės nedaryta. Koridoriuje pakalbintas Vladislavas Kondratovičius, mūsų vidaus reikalų ministras, atsiprašau, ne Vladislavas, o Vladislav Kondratovič, kadangi jisai net oficialiai rašosi su visom čečė, lenkiškom, jisai lietuvių kalbos nepripažįsta ir sunkiai lietuvių kalbą vartoja. Taigi šitas Vladislav Kondratovič, kuris yra vidaus reikalų ministras ir kuris turėtų čia daug aiškinti ir visą kitą, parodyti dėmesį, rūpestį Lietuvos piliečių Miroslavu Troskiu, dabar uždarytų Baltarusijos kalėjime. Jisai vieną sakinuką pasakė. Eilinė provokacija iš Baltarusijos prieš mūsų piliečius, prieš mūsų valstybę.
Viskas. Toliau. Iš valdžios atstovų tik tai citata šito mūsų plasmasinio keno, tenai amerikietiškų sportbačių nešiotojo Kęstučio Budrio, kurį saugumas paskyrė pradžioj pas Nausėdai į patarėjus prezidentūrą, o paskui Nausėda nuo jos į futbolino atsispardė praktiškai įkišdamas socdemams į vyriausybę užsienio reikalų ministrų vietoj ko? Vietoj nieko, nes nei socdemai, nei jų koalicijos partneriai negalėjo pasiūlyti savo užsienio reikalų ministro. Jie turėjo priimti šitą VSD agentą į vyriausybę. Tai štai šitas Amerikos šliundra, ką jisai sako. Nevažiuokit į Baltarusiją. Ten pavojinga. Ta valstybė yra pažymėta mūsų sąraše, į kurias rekomenduojama nevykti juodai. Tai reiškia, išvykite iš ten artimiausių metų, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Viskas, oficialių šitų atstovų pasisakymai, viskas, jiems nusišikti yra ant to žmogelio sėdinčio 15 metų su mūsų apsišikusio, apsidirbusio, apsilažalinusio VSD malonė. Maža to, šitame pačiame straipsnėje mes matome tokį teiginį. Užsienio reikalų ministerija sako, kad diplomatams neleidžiama aplankyti M. Trockio, o ministras primena, kad vykti į Baltarusiją pavojinga. Užsienio reikalų ministerija sako, kad diplomatams neleidžiama aplankyti M. Trockio. Dabar mes įsijungėme balandžio 1 dienos įrašą tame pačiame portale lrt.lt pavadinimu URM patvirtino, kad Baltarusijoje Lietuvos pilietis nuteistas 15 metų kalėjimo. Tai va čia po teismo, kai paskelbtas sprendimas ir mūsų užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad nuteistas ir maža to, nuo ko prasideda straipsnis. Užsienio reikalų ministerija patvirtino viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie Baltarusijoje 15 metų kalėjimo nuteistą Lietuvos pilietį Miroslavą Trockį. Ministerijos teigimu, nuolat palaikomas ryšys su nuteistojo artimaisiais, jį taip pat lankė konsulas. Ir sekančioj pastraipoj citata. Galime patvirtinti, kad šis Lietuvos Respublikos pilietis yra sulaikytas ir kalinamas Baltarusijos Respublikoje. Lietuvos ambasada Minske apie jo sulaikymą buvo informuota. Asmenį lankė konsulas. Nuolat palaikomas ryšys su artimaisiais. Daugiau informacijos pateikti negalime dėl asmens duomenų apsaugos. Eltai siųstame atsakyme teigia užsienio reikalų ministerija. Tai yra, prieš 1,5 mėnesio jie juodu ant balto rašo, kad Lietuvos ambasada Minske apie jo sulaikymą buvo informuota. Asmenį lankė konsulas, nuolat palaikomas ryšys su artimaisiais. Viskas iš Minsko pusės, viskas yra padaryta, suteikta ta konsulinė, taip sakant, pranešta ambasadai apie sulaikytą pilietį, galimybė bendrauti su artimaisiais, galimybė aplankyti tą pilietį. O šitie išgamos, vos 1,5 mėnesio te praėjus, ką daro? Jau pradeda meluoti, kad neturi galimybės, Minskas jiems neleidžia lankyti ir bendrauti ir susisiekti. Užsienio reikalų Užsienio reikalų ministerija sako, kad diplomatams neleidžiama aplankyti M. Trockio. Ar negnydos? Pasiuntė žmogų, nekalbant jau apie tai, kaip jį verbavo visą kitą, tai atskira tema, bet pasiuntė žmogų, prašyko jam gyvenimą, 15 metų įsūdė į kalėjimą ir dabar patys sako, o mes šiandien ne prie ko, eina jisai nahui. Va tokia mūsų Lietuva. Mėgaukimės.